Tai bendravime dabar, kuomet yra pirmoji diena po lenktynių, pirmoji išsimiegota naktis ir pailsėta, atsigauta, pabūta diena prie jūros, pagaliau jinai pamatyta. Realiai nuo trečiadienio mes jos nematėme. Kokie įspūdžiai? Tai turbūt buvo visko daug. Pradedant trečiadienį, kuomet pradėjom treniruotis, atvažiavę į trasą susipažinti su ją, su naujais posūkiais, su naujom trajektorijom. Ruošiamės mechanikus, ruošiamės pačios, ruošiam mašinas. Kas toliau, viskas rutuliojasi. Viskas kaip ir įvyko, atrodo. Tik dar sunku suprasti, patikėti. Viskas praėjo labai greitai. Tikrai galvojau, man tai buvo pirmos 1000 km lenktynės ir viskas praėjo labai greitai. Realiai atvažiavom trečiadienį. Šiandien jau yra sekmadienis, o atrodo visas buvo tik tai užsimerkiau ir atsimerkiau. Tiek daug ruoštasi, tiek daug įdėta, o viskas taip greitai pasibaigė. Bet įspūdžiai labai geri, patirtis gera. Pačios lenktynės vertinu kartu sėkmingai, kartu nesėkmingai. Mašina pati kaip mašina yra labai gera, važiuočiau ir 2. ir 3. kartą ir dar ne 1000, nes techninės visos jos savybės, elektronika, stabdžiai, padangos nedyla, stabdžiai nekaista praktiškai, viskas veikia puikiai. Na, o pati varžybų diena, tai praėjo... Šiaip įdomi, pagalvojus, kad per 15 metų dar tokių varžybų nėra buvę, tiek daug safety-kų trasai nėra buvę, tiek daug avarijų, tokių ganėtinai tragiškų, sakykime taip, tiek technikos, tiek pačių žmonių važiuojančių atžvilgių, buvo sunki diena. Bet iš tikrųjų šiandien bandom suprasti, kas įvyko per tą pusmetį, grubiai, realiai pasiruošimo pusmetį ir pailsėjusios Palangos vizite apartamentuose Palangoje. Atsigavusios dėliosim, vėl strateguosim, apie kitus metus galvosim. Ir vadovio balsą prareikė šeštadienio dieną. Iš tikrųjų, tai taip, tas 3 dienas nuo trečiadienio, tai matėm tik tai trasą ir lovas, daugiau nieko. Išvažiuojam anksti ryte, grįžtam, svarbu pailsėti, svarbu įsimiegoti, stengiamės kiek galėjom anksčiau, bent jau vairuotojas išleisti iš trasos. Mūsų komanda mums tai padėjo padaryti, aišku, dėkojam mūsų visiems rėmėjams ir pagalbininkams, be kurių mes tikrai nebūtume atvažiavę. Ačiū sistemai iš tikrųjų už tą visą pasitikėjimą ir už buvimą kartu ir trasą ir palaikymą metu remontą, kurie irgi buvo kartu su mumis. Ir šiaip visiems labai ačiū tiek tie, kurie suprato, buvo kartu. Ir dar bus kartu ir palaikys ir palaikė. Dėkojame Palanga Visit apartamentams ir jų visam Saulėjo spa. Už kokybišką miegą. Už kokybišką miegą ir atpalaidavimo procedūras visas. Rekomenduojam ir tikimės, kad ir kitais metais jie mus priims ir mums taip pat pagelbės, taip draugiškai mūsų sutiks, kaip sutiko visas kolektyvas. O kitiem metam pasiruošim, kaip tas pačias varžybas įvertinus, tai turėjom 2 kontaktus. Pirmoji mūsų avarija kainavo nemažai laiko, iki tol mes buvom 19 pozicijoje. Šiaip patį važiavimą vertinam gerai, kad važiuoti galima ir tikrai įmanoma, tiesiog reikės važiuoti šiek tiek atidžiau, atsargiau kitą kartą. Visos su šito situacijai mes padirbėsim ir žinosim, kad reikia galbūt taip nevažiuoti, kada nereikia, galbūt geriau važiuoti atsargiau ir kažkur tai praleisti, kad tiesiog neturėtų tokių dalykų, nes jie paskui kainuoja labai daug. Tu išloši porą sekundžių, o paskui praloši valandą, kaip man buvo. Aišku, labai smagu, kad iš tikrųjų dar pakankamai švelniai pas mus viskas, nes labai gaila žmonių, kuriems nutiko baisesnių dalykų. Mums švelniai ir mūsų mechanikas labai puikiai tą mašiną prikėlė taip. Ir finišavom. Mes finišavom, finišas buvo labai įspūdingas, todėl kad parvažiavom po antro smulkaus kontakto. Tvarkėm, tai sustabdė varžybas, kas yra pirmą kartą per 15 metų su raudona vėliava, kuomet trasa jau nebebuvo saugi važiuoti toliau. Tuomet mes tik mašiną mechanikai paleido, aš į mašiną ir visos į finišą. Jo, finišavom 33 bendrais. 33. 8 savo. Matysim ir lauksim palaikymą.